Šią savaitę Delfi portalo skaitytojų sprendimų stilingiausia Lietuvos politikė tapo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, kurią mes šiandieną ir pakalbinsime. Tenka pastebėti, kad mėgstate ir papuošalus. Tai kokie yra mėgstamiausi jūsų papuošalai? Ir ar jų daug turite? Na, iš tikrųjų, turbūt labiausiai mėgstu ir daugiau būtent žaidžiu savo aprangoje naudodama papuošalus, tai yra aksesuarus. Neturiu labai daug kostiumėlių ir suknelių, bet tą patį rūbą keisdama, derindama auskarus ir sagę arba auskarus ir karolius, galbūt dar, jeigu šventinė kažkokia tai proga apyrankė, tai turiu ir klasikinių, aišku, dirbinių, turiu ir dovanotų man daugiausia papuošalų turiu, ir dovanos yra mano vyro per visą gyvenimą, tai iš tiesų labai džiaugiuosi ir man tas kiekvienas papuošalas dar duoda ir tokią emocinę, sakykime, būseną, todėl kad žinau, kokia proga tas papuošalas man buvo padovanotas ir kodėl aš jį segiu šiandieną. Na, turiu ir dovanotų vėlgi vyro daiktų arba vaikų jau dabar papuošalų, kai kurių žinomų autorių. Ir labiausiai, aišku, mėgstu papuošalus, kuriuos yra pagaminęs Arūnas Žilys. Ir jie yra ir subtilūs, ir neiššaukiantis, ir lyg tai kuklus, bet kartu man jie tinka. Kokia yra moters geros nuotaikos paslaptis? Pirmiausia, gerai įsimiegoti, bent man tai tikrai. Toliau matyti atsikėlus iš karto, kad džiaukis kiekviena diena, todėl kad gyvenimas labai trumpas, kad iš smulkmenų galėtum daryti, na, sakykime, problemas.